Atsižvelgiant į rangos sutartyje numatomus atlikti pakeitimus, kurie buvo derinami su viešųjų pirkimų tarnyba, nuspręsta, kad per 2013 metus bus uždaryti Panevėžio regione esantys sąvartynai bei įgyvendintas projektas Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarimas. Rangos sutarties pakeitimų derinimas padarytas atsižvelgus į rangovo uždarosios akcinės bendrovės Litkon siūlymus pakeitimams, kuriuos vykdant sąvartynų teritorijos rekultivavimo darbus pagal sprendiniuose nustatytą darbų zonos ribą bei darbų kiekius nurodytus techninėme projekte inicijavo aptikti padidėję užterštų teritorijų plotai. Daugelį tvarkomų objektų susikaupė didesni nei prognozuota atliekų kiekiai. Dėl šių priežasčių padidėjo formuojami kaupai, tvarkomos ir apželdinamos teritorijos. Pasak projekto administratorių, rangovas darbus vykdantis pagal FIDIC raudonąją knygą turi teisę reikalauti, kad esant numatytoms fizinėms, tiksliau gamtos ir žmogaus sukurtoms bei kitoms kliūtims, teršalais, su kuriais susiduriama statybvietėje, įskaitant geologinės ir hidrogeologinės išskyrus klimatinės sąlygas, būtų pratęsiamas darbų baigimo laikas. Atsižvelgiant į rangovo statybiniais tyrinėjimais pagrįstus siūlymus pakeitimams pakoreguoti techniniai projektai, numatytiems papildomiems darbams atlikti bus naudojamos sutartyje numatytos užsakovo rezervo lėšos sudarančios 10% faktinės atliktų darbų sumos. Projekto Panevėžio regiono senų sąvartynų ir šiukšlynų uždarimas įgyvendinimo metu Panevėžio regione per 2013 metus numatyta uždaryti 94 ES reikalavimų neatitinkančių sąvartynus. Šiuose 94 uždaromose sąvartynuose ir šiukšlynuose atlikti geodeziniai matavimai. Panevėžio rajone numatyta uždaryti 30 sąvartynų, iš kurių 9 jau uždaryti. Pasvalio rajone pilnai uždaryti 7 sąvartynai ir 8 uždarimui numatyti. Kupiškio rajone numatyta uždaryti 21 sąvartyną, šiuo metu uždaryti Paryžės ir Paprūdžių sąvartynai. Rokiškio rajone iš numatytų uždaryti 14 sąvartynų, šiuo metu darbai vyksta 2. Biržų rajone numatyta uždaryti 21 sąvartyną, šiuo metu baigiama uždaryti 10 objektų. Įgyvendinus projektą atliekų tvarkymas atitiks visus ES nustatytus reikalavimus, bus įgyvendintas vienas iš efektyvaus regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo etapų, sumažės uždarytų sąvartynų poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai. Plačiau su vykdomų projektų galima susipažinti uždarosios akcinės bendrovės Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras tinklalapyje www.prats.lt. Šio projekto viešinimo paslaugas teikia uždaroji akcinė bendrovė Socialinis institutas.